teach – ką daryti, mokyti. Pavyzdžiui, to teach children – mokyti vaikus. Jeigu prie veiksmažodžio teach pridėsime priesagą er, gausime visiems žinomo profesijos pavadinimą teacher – mokytojas, mokytoja. Pavyzdžiui, Lithuanian teacher – lietuvių kalbos mokytojas. O jei veiksmažodį teach sujungsime su priesaga ing, gausime daiktavardį teaching – mokymas. Pavyzdžiui, effective teaching – efektyvus mokymas. Norėdami pasakyti, kad kažkas yra gabus ir greitai mokosi, aprašysime tokį asmenį būdvardžiu teachable, kurį padarome sujungdami teach su priesaga able. Pavyzdžiui, a teachable person – imlus mokymuisi žmogus. Priešingos reikšmės būdvardis būtų padaromas su neigiamojo priešdėlio un pagalba. Unteachable – neimlus mokymuisi arba sunkiai išmokomas. Pavyzdžiui, unteachable skills – neišmokomi įgūdžiai. Visus šios žodžius įsiminsite išmokę tokį sakinį. The teacher loves teaching and tries to teach both teachable and unteachable students. Like and follow.